Sveiki, gerbimieji. Istorijos vadovėlis, 5 klasė, 2 dalis, 3 skyrius. Sukilimai prieš Rusijos imperiją. Truputį paskaitysiu. Sunkus buvo Lietuvos gyvenimas Rusijos imperijoje. Tačiau visą 19 amžių mūsų krašto žmonės nepasidavė priespaudai. Vieni siekė išsivaduoti diplomatiniu būdu, jie rašė prašymus, siūlymus carui, jo valdininkams, kad jie suteiktų Lietuvai daugiau laisvių. Tai yra nepriklausomybės, jie nesiekė, tiesiog šiek tiek sąžiningumo. Caras atmesdavo visus taikius siūlymus ir prašymus, kiti kovojo ginklu. O gal tie patys? 1830-1831 metais Lietuvoje ir Lenkijoje vyko naujas sukilimas prieš Rusijos imperiją. Tačiau laisvės atgauti nei vienai, nei kitai nepavyko. Sukilimą žiauriai numalšino Rusijos kariuomenė. Po kiekvieno sukilimo priespauda stiprėjo. 1832 metais uždarytas lietuvybės židinys, Vilniaus universitetas, daug bažnyčių, pradinių ir vidurinių mokyklų. Valdžios įstaigose įvesta rusų kalba. Sunki priespauda didino ir pasipriešinimą jai. Caras suprato, kad lietuviai ir lenkai dėl laisvės nenustos kovoti, todėl nusprendė į savo pusę patraukti valstiečius. 1861 metais paskelbė manifestą dėl baudžiavos panaikinimo. Baudžiauninkai tapo laisvi, tačiau savo žemę turėjo išpirkti iš ponų. Bet kol išpirks, privalėjo ir toliau eiti lažą. Tos baudžiavos panaikinimas papiktino ir bajorus ir valstiečius. 1863 Lietuvoje prasidėjo dar vienas sukilimas. Bajorus, miestiečius ir valstiečius į mūšius vedė narsūs vadai Antanas Mackevičius, Zigmantas Sierakauskas, Kostas Kalinauskas. Sukilimas apėmė visą Lietuvą. Drąsūs, bet prastai ginkluoti ir neapmokyti kariauti sukilėliai negalėjo ilgai priešintis 100-tūkstantiniai Rusijos armijai. 100 tūkstančių. Gubernatoriumi į Vilnių caro atsiųstas Michailas Muravjovas sukilimą malšino papirkinėdamas, apgaudinėdamas ir žiauriai bausdamas. Dažniausiai jo skiriama bausmė buvo pakarti. Už tai Muravjovą žmonės praminė koriku. Toliau neskaitysiu. Kontroliniai klausimai. Kokios priežastys skatino Lietuvos gyventojų sukilti prieš Rusiją? Čia kaip ir parašyta. Priespauda, neteisybė. Ko siekia sukilėliai? Daugiau laisvės, vienybės. Kodėl pralaimėti visi ginkluoti sukilimai? Dėl to, kad 100 tūkstančių. Įdėmiai perskaityk rašytinį šaltinį. Ko jame kaltinama caro valdžia? 6 iš Antano Mackevičiaus priešmirtinio laiško. Nors aš ir suimtas, nors sukilimas sustabdytas, bet jei Rusijos valdžia nesiliaus plėšusi gyventojų, sėjusi žiaurumo ir keršto, atsiras kitas vadas ir sugebės pabaigti tai, ko aš nepadariau. Man nesuprantama, nejaugi Rusija neturi kitų valdininkų Lietuvai. Kodėl į mano kraštą jis siunčia pačius nesažiningiausius? Jei valdininkas nori parodyti valdžią, rodo ją mušimu. Valdžia rūpinasi tik tuo, kad galėtų lupti pinigus. Vargšė mano liaudis. Ar yra kur kreiptis? Ir pasiskųsti šią plėšikišką valdžią. Ar galėjau aš į tai žiūrėti ir nesipriešinti? Protas man nurodė griebtis ginklo. Aš tiksliai žinojau, ką darau ir kas mane laukia. Mackevičius, Sierakauskas, Kalinauskas paminėti. Bet nepaminėta 31 metais mirusi Emilija Pliaterytė. Tokia lietuviška Žana d'Arc. Tarsi toksai, sakyčiau, jau čia toksai antifeminizmas šitoj knygoje, sakyčiau. O kur lyčių lygybė? Čia aš šiek tiek gal persistengiau. Laiko ašyje matome 3 datas, tik tai 1831, 1863. Atrodytų, kad šitie įvykiai ir yra, tokie. Bet prieš sukilimą 1830 vyksta dekabristų sukilimas Rusijoje, kai Aleksandras mirė, o Nikolajus dar neprisiekė. Tai tarpuvaldį rusai bandė išnaudoti kaip caro valdžiai nuversti. Arba, gal respublika, arba konstitucinė monarchija. Taigi Nikolajus, jisai yra reakcingas ir jisai žiūri visą tai, taip bjauriai ir siunčia bjauriausius
malšinti bet kokius sukilimus. Bet Rusija, Prancūzija ir Britanija remia graikus, kurie gauna nepriklausomybę, išsivaduoja nuo Turkijos. Jau gražu. Rusijos-Turkijos karas vyksta iki šito sukilimo. Rusijos-Persijos karas vyksta. Rusijos karas Kaukaze vyksta. Taigi, sakykime, į priežasčių kibirėlį galima priberti daugiau dalykų. Taigi, Rusija kariauja. Ir tiesą sakant, yra kai kurie istorikai sako, kad pradėti reikėjo porą metų prieš, kai dar su turkais ir su persais nepasibaigė. Ir tos kariuomenės nėra tiek daug. Nu ir dar mes nežinom, tiksliau knygų čia nėra. Nežinau kaip lietuvius, apie Lenkus tai tikrai yra daug šaltiniuose, kad Lenkijos kariuomenė, tai yra Lenkus. Caras bandė siųsti į Prancūziją, malšinti ten vykstančios revoliucijos. Tuo pat metu. Ir tai nebuvo vienintelė revoliucija Europoje tuo pat metu. Taigi priežasties pasekmės ratas yra truputėlį platesnis. Čia ir sustosiu. Ačiū Jums uždėmesį. Geros Jums dienos. Jau baigus montuoti šitą video, man kilo dar viena mintis, kurią norėčiau su Jumis pasidalinti. Matome vėliavą, erelis ir vytis vienoje vėliavoje. Matome monetą 1831, erelis ir vytis vienoje monetoje. Tekste niekur nėra paminėta Abiejų tautų respublika. Ačiū Jums uždėmesį.